taro kortų žinutė jums, užklausim taro kortų, o jūs pustelkit 2 kartus per ekraną, kas norite aktyvuoti savo dėlionę. Žiūrėkit, kokie jūs stovit, laukit ir kokį jūs čia laukit, kažkokios tikitės naujos linksmos, gražios pradžios. Jums dabar svarbu pasilinksminti, kaip atrodytų, taip? Arba tai yra dabar santykių pradžia ir tarp jūsų dabar meilės toks laikotarpis, taip? Jūs įsimylėjusiai esat ir tikitės iš jo. Dabar taip sakyti, jūs per daug laukiat ir stovit, jūs užsiimat savo reikalais, darbais, arba vyras užsiima savo reikalais, darbais, o jūs stovit ir jo laukiat, taip, tikitės. Jūs tikėjotės, kad jis šokinės aplink jūsų, bet taip nesigavo, taip, labai panašiai, kad jūsų istorija, arba jūs užstrigote jau. Jūs tikėjotės, kad iš jo bus, veiksmų daugiau čia ir dabar, ir jis kažką darys, o jis nieko nedaro ir nesiruošia. Toks sunkus ant prisikėlimo, suprantat, kažką padaryti, nuveikti dėl jūsų meilės, dėl jūsų santykių, kas norite sužinoti, kokiu veiksmu laukti ir tikėtis iš jo, rašykite man asmeninę žinutę ir mes užklausim taro kortų, kaip veikti, ką daryti ir jums aplamai, ar reikia jo laukti čia sėdėti, taip, būtinai spauskit prenumeruoti arba follow. Ir aš jūsų lauksiu mano puslapyje elana.lt.